visi. Šiandien nusprendžiau filmuoti, dėl to, kad važiuosiu į Akropolį ir šiaip tiesiog parodysiu truputėlį savo dienos. O į Akropolį važiuosiu todėl, kad noriu kai ką nusipirkti. Manau, prisiminti, kai savo Instagramą įkėliau nuotraukas su šiuo megztiniu iš Stradivarijaus. Ir aš kai buvau ir kėliau šitą nuotrauką, jo nepirkau. Na, dar pagalvosiu, ar man jo tikrai reikia. Ir taip, nusprendžiau, kad man jo tikrai reikia. Labai man jis gražus atrodo ir tad noriu jį nusipirkti. Beje, jeigu dar manęs nesekate Instagrame, kviečiu sekti. Dar norėčiau parodyti jums Dream Blenderį. Aš jau užsisakiau iš Feel Unique. Na, išbandžius, man jis nelabai patiko. Jis kažkaip keista daryti, nes aš padarau su kempine taip. Nežinau, nelabai galiu pasakyti kodėl, bet buvo nelabai patogu. Ir tiesiog tapšnoti ir labai sunku paskirti ten veido odos su šia kempinėle. Pudra bent jau, na, tai tik mano nuomonė. Žinau, kad daugam patinka ir beauty blenderiai ir visi kiti. Ir manau, kad ir šią daug kas mėgsta kempinėlę, bet na, man nelabai. Ir jinai kainavo 5 eurai. Dar man labai nepatiko, kad jinai beveik neišsiplauna. Labai sunku išplauti. Aš bandžiau plauti su 2 skirtingom priemonėm. Buvo baltutėlė. Aš jums galiu parodyti, kokia jinai dabar yra. Kaip matai, jinai yra gelsva. Nors kad ir kaip stengiausi ją išplauti, bet jinai liko iš baltos gelsva. Tai vat. Čia mano panelės žurnalai. Visų metų, kaip jinai atsinaujinusi, turi visus numerius. Man labai gražus šio mėnesio viršelis. Monika Pundziūtė. Na, laimėjus X Factor. Manau, jau ją visi jau žinote. Bet man labai gražiai atrodo viršelis. Toks labai vasariškas, labai gražus. Man labai patinka viršelis. Ko gero, gražiausias viršelis iš visų panelės atsinaujinusių metų dar. Na, bent jau aš taip manau, nežinau kaip jums. Na, jau parodžiau viską, ką norėjau. Ir dabar jau važiuosiu į Akropolį. Beje, su manim važiuos Rita, dėl to, kad jinai nori pasižiūrėti fotoaparatą. Na, nesvarbu, aš atėjau į Stradivarijų ir noriu pasinaudoti štai šį megztinį ir ko gero, kad jį pirksi. Bei pasimtos dar šios batus. Tai štai kaip atrodo. Labai maloni medžiaga. Manau, visai neblogai. Manau, tikrai pirksi. Na, mes jau apsipirkome, einam. Ką nusipirkai? Džinsus. Taigi aš jau grįžau. Tada nusipirko džinsus, o aš, kaip matėte, tą megztinį iš Stradivarijaus. Daugiau nieko nepirkom, tad neturiu net ką įrodyti. Dar norėčiau jums parodyti savo kaip ir, na, vakarinę priežiūros rutiną. Kaip ir žadėjau, parodysiu dabar. Na, kaip ir vakaro rutina, kaip nusiimu makiažą, ant savo veidą. Ir pirmas dalykas, kurį naudosiu, būtų
Piedarau micelinis vanduo. Aš pirmiausia su juo nusimalau makiažą, nes to lengviau būna nusiplauti. Čia nubraukiu veido odą, po to atsiskeliu ir bandau nuimti atsargiai makiažą. Kadangi stengiuosi pridauti. Pieniai kreipti dėmesį, kad aš susivėlus. Ir naudosiu savo mėgstamiausią veido prausiklį. Putojantis geras prausiklis greitai mišriai odai. Ir dabar pasitepsiu bioderma kremu. Ir švelniai sukamaisiais judesiais išmasažuoju veido odą. Ir tai baigta švari, gaivi, padrėkinta oda, su kuria reiks miegoti. Na, nelabai žinau, kad šiandien filmavau, šiandien visai buvo nuobodi diena, bet tikiuosi jums buvo įdomu žiūrėti ir susitiksime kitą